galim tęsti toliau ir tikrai pasistengsiu neskubėti, laiko tikrai turim. Mano pranešimas prasideda nuo grinai rentgeno, mūsų tos kasdieninės duonos, be kurios mes visiškai neapsieinam. Ir tiesiog mano šios paskaitos tikslas buvo ir yra, kad palyginti tai, ką mes matom rentgeno nuotraukose dažnai, kažkokius tai nespecifinius kalcinatus, kažkokius tai nespecifinius pakeitimus ir iš tikrųjų, kuo mums gali padėti ultragarsas, ultragarsinis tyrimas ir tiesiog ko galima tikėtis. Na, įprastinė mūsų rentgeno anatomija, tikrai visiems priminsiu, kas primiršę, tai yra šlaunikaulis, šlaunikaulio distalinė dalis, čia projektuojasi sunkiai matoma girnelės šešėlis, krumpliai šlaunikaulio, blauzdikaulio proksimalinė dalis, pakylos, šeivikaulio proksimalinė galva, kakliukas ir vaizdas iš šono. Irgi mūsų šlaunikaulis, girnelė aiškiai išsiveda, blauzdikaulio sritis irgi pakylos čia jau užsidengusios ir šeivikaulio galva. Apie ką kalbėsiu? Tikrai kalbėsiu nemažai, įvairių patologijų galima pamatyti ir įvertinti ir tuo pačiu derinant su rentgenu ir ultragarso tyrimą. Pirmam vaizde dažnai mes rentgenologiškai galbūt kartais per mažai kreipiame dėmesio į minkštuosius audinius. Pirmoje vietoje tai yra tiesiog kaulinės struktūros, viskas tvarkoj, kaulai nelūžia, paleidžiam pacientą, ar ne? Tačiau šiuolaikinių diagnostikų dėka mes pasišviesindami, pasitamsindami rentgeno vaizdą, mes galim įžvelgti ir tiesiog minkštųjų audinių kažkokius tai pakitimus. Ir šiuo atveju tiesiog pasišviesinę rentgeno vaizdą mes aiškiai matome, kad štai šitoje vietoje pilvelis toks išryškėjęs, tai yra papildomas minkštų audinių komponentas, kurio čia visiškai neturėtų būti. Ir jau tikrai aš rekomenduočiau daryti ultragarsinį tyrimą, nes vien tik šita vieta, vien tik uždegiminė sritis, zona, jinai galėtų duoti pacientui skausmą ir mes diagnozuotume. Taigi, kaip atrodo tas prepatelerinis, taip vadinamas burzitas arba celiulitas, tiesiog minkštųjų audinių uždegiminiai pakitimai. Mes čia turim girnelės kontūrą, štai mes turim girnelės sausgyslę ir aiškiai matome edeminiai, tokie pusiau uždegiminiai, per brūkšnelį edeminiai, minkštieji audiniai. Ir skysčio intarpų mes nematom, matom tiesiog tokius paburkus į riebalinį audinį. Diagnozė išvadai burzito rašyti kaip ir gal nereikėtų, aš tikrai rašyčiau celiulitą, tiesiog yra uždegimas. Gal buvo sutrenkimas, gal ant kelių paklupėjo ir taip toliau. Taip pat rentgenologiškai mes irgi galim vertinti ir netgi ir skystį, galim pamatyti suprapatelerinėje burzoje. Ir štai šitas, kaip pasakyti, didesnio intensyvumo sankaupa ir atspindi mūsų skysčio sankaupa. Riebalas, kaip žinot, rentgenologiškai jis visą laiką atrodys tamsesnis, riebalinis audinys, o ten, kur skystis, jisai visą laiką atrodys panašaus tankio kaip ir šalia esančios sausgyslės. Irgi galima nukreipti iš karto ultragarsiniam tyrimui. Padėjus vėlgi echoskopiškai mes galim pamatyti suprapatelerinėje burzoje šiuo atveju labai ženklus skysčio kiekis. Skystis pats yra, kaip matote, gan skaidrus, smulkus tokie visokie intarpėliai, bet tai nieko tokio nereiškia. Skysčio tikrai yra labai daug suprapatelerinėje burzoje. Dar įvairūs vėlgi pakitimai, kuriuos galim pamatyti, tai vėlgi buvo čia šiuo atveju pacientė trauma ir mes aiškiai matome papildomai išreikštą tokį minkštųjų audinių komponentą, kurio irgi neturėtų būti. Irgi priekyje matome, kaip ženkliai sustorėja minkštieji audiniai. Be abejo, reikia rekomenduoti ultragarsinį tyrimą. Ir ką mes kartais galim pamatyti, tai yra būtent poodžio srityje, riebaliniame audinyje, aiškiai matosi jau skysčio sankopos, pats riebalinis audinys jisai yra traumuotas, kalbam apie tai, kad jisai yra, kaip pasakyti, vystosi netgi riebalų nekrozė toj vietoj dėl traumos, o ultragarsu mes galim pamatyti įvairaus tankio, įvairaus echogeniškumo zonas ir įvertinti, ar yra skysčio sankopos, kaip šiuo atveju yra pacientui. Taip pat dargi svarbus faktas, kaip mes stipriai spaudžiame daviklį, nes jeigu mes stipriai spausime, kaip matome, skysčio kaip ir nėra, tačiau
tam tikrose tiesiog švelniau atleidus daviklį iš karto matom, kad tas skystis subėga. Tiesiog spaudimo metu tas skystis jisai išeina, keliauja į šoninės kišenės ir mes jo tiesiog galim nepamatyti. Dėl to reikia labai irgi jausti savo ranką, kaip jinai juda. Kiti dariniai, atsitiktiniai radiniai, kuriuos realiai netgi, kaip sakyti, galima ir net nekreipti dėmesio, tai vadiname tie entezofitai. Entezofitai tai yra būtent kaulinės išaugėlės, ataugėlės, sausgyslių, raiščių ar kapsulių prisitvirtinimo vietose. Dažniausiai, ką mes matysim, tai yra sausgyslių prisitvirtinimo vietose, kaip šiuo atveju yra keturgalvio šlaunies raumens prisitvirtinimo vieta ir mes aiškiai matome tokias kaulinės ataugėlės. Tikrai vyresnio amžiaus pacientui jos yra dažnas radinys ir nežinau, ar tikrai verta atsakymą rašyti, nes tipinis atsitiktinis radinys. Ultragarsu kaip tas atrodo, čia mes turime išilginį vaizdą, čia mūsų yra keturgalvio šlaunies raumens sausgyslė ir girnelės kontūras. Ir tiesiog skenuodami mes aiškiai matome štai tokias kaulinės ataugėlės. Štai jos taip matosi, viena po kitos, tokios kaip šukos danteliai. Jokios patologijos čia nėra. Ar jūs aprašysit, atsakymę neprašysit, didelės esmės nėra. Man tiesiog vienąsyk tekę echoskopuoti prieimime, tiesiog buvo pacientui tiesioginė trauma būtent į šituos entezofitus ir jam buvo lokaliai skausminga ir tada ultragarsu matėsi, kad tie entezofitai tiesiog sutrupėja toj vietoj ir jam buvo skausminga. Na, aišku, ten niekas nieko nedaro. Čia buvo išilginis vaizdas, o čia yra skersinis vaizdas, čia mūsų yra sausgyslė ir to atkreipkite dėmesį, štai yra tokios, kaip sakiau, šukos tie danteliai ir daugybiniai entezofitai. Kodėl jie vystosi, yra įvairiausių teorijų, tiesiog viena iš pagrindinių tokių teorijų, tiesiog didesnio krūvio pasekoj, sausgyslės insercijos vietoje, entezės vietoje tiesiog yra didesnis krūvis ir kaulas tiesiog savotiškai reaguoja į tą vietą, lyg bandydamas sustiprinti tą sausgyslę, dėl to ir vystosi tokios kaulinės proliferacijos. Kokie kiti atsitiktiniai radiniai, ką mes galim pamatyti, tai yra patela bipartita, tikrai dažnas radinys ir netgi iš tiesinės rentgeno nuotraukos mes aiškiai matome tipinis variantas, tai būtent yra viršutinis fragmentas ir būtent lateralinis fragmentas, tai yra tiesiog tipinis variantas patelos bipartitos. Iš šoninės rentgenogramos aišku pamatyti jau sunkiau, nes tiesiog šitas brandulys jisai persidengia. Kiti pavyzdžiai pas kitą pacientą, vėlgi čia matome girnelį, jau kairėje pusėje yra visiškai normali, o dešinėje irgi matosi viršutinėje superolateraliniai dalyje atskiri kaulėjimo branduoliai ir tai yra tiesiog normos variantas. Ir iš šoninės rentgenogramos taip kartais galima atkreipti dėmesį, stebimas papildomas kaulinis šešėlis, būtent štai šitoj vietoje ir yra mūsų tas atskiras kaulėjimo branduolys. Ką mes galim ultragarsu pamatyti, irgi savotiškai atsitiktinai diagnozuoti. Čia tiesiog 18 metų profesionali futbolininkė irgi tiesiog ultragarsu mes galim labiau koncentruoti, ar tikrai ta vieta yra skausminga. Dažniausiai tai jinai neturėtų sukelti problemų. Čia turime girnelės kontūrą ir būtent štai šitas sinchondrozinė jungtis. Štai šitas kaulinės branduolys ir čia ta jungtis tarp jo. O čia buvo skersinis vaizdas girnelės, čia yra išilginis vaizdas girnelės ir jeigu spėsiu sustabdyti, štai aš esu grinai su davikliu virš tos sinchondrozinės jungties ir kartais matyti tokių smulkių kaulėjimo branduoliukų, bet tai vėlgi yra, kaip pasakyti, yra normalu. Ir be abejo pacientui mes galim tiesiog tą vietą stipriau paspausti, ar tikrai jam yra skausminga. Sudėtingesni atvejai, tai yra esant girnelės traumoms, tiesioginėms traumoms. Ir čia mes turime pacientą, vėlgi gal sunkokai matosi, bet atidžiai įsižiūrėjus, mes matome, atsiprašau, štai šitoj vietoj stebimas lūžimas, lūžio linija nueinanti per girnelę, grinai, kaip pasakyti, į girnelės viršūnę, nuo bazės į viršūnę.
Ir aišku, padarius šoninę rentgenogramą mums tas nieko neduos, jokios informacijos, vien tik tais iš tiesinės galime mes nuspėti. Dar papildomai, aišku, mes matom ir turim, kaip pasakyti, pamatyti, kad yra suprapatelerinis burzitas, yra daug skysčio virš girnelės pačios yra, turime suintensyvėjimą minkštojų audinių. Kitas pavyzdys, vėlgi iš tiesinės rentgenogramos nelabai kas matosi, galbūt jau kai žinom, čia galima ir įžiūrėti, kad kažkokį prašviesėjimą liniją, o iš šoninės rentgenogramos šiuo atveju aiškiai jau matome lūžio daugybės, tiesiog skeveldrinis girnelės lūžimas. Turėjau vieną klinikinį atvejį, 19 metų vaikinas, turėjau tiesioginę traumą, lipant iš automobilio, kažkaip paslydo ir trenkėsi tiesiai į asfaltą su girnele, padarius rentgeno nuotrauką nieko nebuvo, nieko nematė, bet jam be galo skausmingas, jis ir atėjo echoskopuotis. Savo kojom atėjau, šiek tiek šlubuodamas, aš tu matau girnelės kontūrą ir žiūrėkit, kas aiškiai matosi lūžio linija, ūmus girnelės krašto lūžimas. Dėl to padarius, be abejo, tokiais atvejais padarius 2 krypčių rentgenogramas, girneliai nieko nesimato. Bet ultragarsu jisai aiškiai puikiai matys. Ir be abejo, pacientui ta vieta be galo skaudėjo. Kiti pakitimai, tai yra visokios, taip vadinamos tos osteochondropatijos, irgi tokiais atvejais, kaip matome, mums reikalingas šviesesnis, tamsesnis langas, pasišviesit, pasitamsint, turim tiesinę rentgenogramą ir šoninę rentgenogramą ir pasišviesinus mes aiškiai matome štai šitoj vietoj, kur yra tvirtinasi girnelės sausgyslės distalinė dalis, blauzdikaulyje mes matome atskirą brandulį, kaulėjimo brandulį. Taip gali būti čia nedidelis kažkoks tiltelis fiksuotas prie blauzdikaulio ir mūsų tikslas iš tikrųjų yra išsiaiškinti, ar jisai stabilus ar mobilus. Tai yra pas pagrindinė klausimas, kurį mes turime atsakyti ultragarso metu. Magnetiniam rezonanse irgi aiškiai matome, tai yra kaip atskira kaulėjimo brandulį, ribota, jau šiuo atveju mes neturim jokio kontakto, irgi būtent osteochondropatija. Kaip tas atrodo ultragarsu? Mes čia turim girnelės kontūrą, turim štai sustorėjusią girnelės sausgyslę, dar čia visokių kitokių pakitimų ir štai tas atskiras kaulėjimo brandulys. Dar papildomai visokių kalcinatų pačioje sausgyslėje, bet atkreipkite dėmesį į šitą atskirą brandulį kaulėjimo. Ir tiesiog judesių metu vėliau parodysiu kitų pavyzdžių, kaip reikėtų vertinti šito brandulio mobilumą. Dar vienas iš pavyzdžių, kada vėlgi padarius kelios ryties rentgeno nuotraukas ir stebėti įvairūs visokie kalcinatai ir būtent tipinė vieta, tai yra medialinė vieta, būtent medialinis krumplio tas kraštas šlaunikaulio srityje. Ir tai yra tipinis, tai vadinamas pelegrinis tieda pažeidimas, tai yra tipinė vieta, kur tvirtinasi vidinis kolateralinis raištis, būtent femoralinė insercija. Ir šitie kalcinatai jie formuojasi kartais dėl seno kažkokio buvusio dalinio plyšimo vidinio kolateralinio raiščio ir ta vieta jinai kalcifikuojasi. Kitas mechanizmas gali būti kartais šitoj vietoje, jeigu buvo stipri trauma, galėjo būti ir šiokia tokia avulsija, būtent kaulinio krašto, irgi gali susiformuoti tos atskiras brandolėlis. Bet pamačius rentgenologiškai šitą atskirą brandoliuką, čia 99% atveju bus vidinio kolateralinio raiščio problemos. Ir aišku, iš šoninės rentgenogramos mes jau nieko nematysim, užsistoja. Kiti pavyzdžiai irgi štai pelegrinės tieda pažeidimas, padidintas variantas, tie kalcinatai gali būti įvairūs, tiesiog ta lokalizacija yra tipinė. Čia, kaip matot, kalcinatas jau dar labiau išreikštas ir čia netgi šoninė rentgenogramai matyti toks persidengiantis šešėlis. Kaip tas atrodo ultragarsu? Vėlgi mes pirmiausia turime, aišku, susirasti vidinį kolateralinį raištį. Šičia jisai yra, kaulo šlaunikaulio kontūras ir štai mes matome papildomą kaulėjimo fragmentą, kalcinatą. Ir štai mūsų tas vidinis kolateralinis raištis. Čia jau mes virš blauzdikaulio keliaujame į blauzdikaulinę dalį prisitvirtinimą. Bet būtent čia yra femoralinė insercija ir štai yra tas papildomas šešėlis.
Kitas pavyzdys, vėlgi mūsų medialinis meniskas, yra šlaunikaulis, blauzdikaulis, vidinis kolateralinis raištis. Taip, jisai čia toks heterogenio tankio nestruktūrinis, tačiau vėlgi mes matom papildomą kaulinį kontūrą, kalcinatą irgi tai yra tipinė vieta, kažkokie tai seni, greičiausia trauminiai pakeitimai. Vidinio kolateralinio raiščio. Pats raištis, aišku, jisai nėra normalus, jisai sustorėjęs, gali būti ir pakartotinis be abejo traumos šitam kolateraliniam raiščiui. Bet tą kalcinatą mes tiesiog galim iš karto pamatyti, diagnozuoti. Artrozė iš tikrųjų, kaip pasakyti, nežinau, gal be reikalo palikta vien tik tais rentgeno diagnostikai, vien tik iš rentgeno vertinamos ir stadijos, ir laipsniai, ir artrozės pakitimai, bet ultragarsas tikrai irgi gali pridėti nemažai informacijos. Tipiniu atveju mes, aišku, rentgenologiškai matome tipinę artrozę 4 stadijos, ar ne visiškai susiaurėjęs anarinis tarpas, ar ne kremzlė čia praktiškai nebelikę, kaulas liečia kaulą, čia formuojasi lyg ir vakuumas, štai šitoj vakuuminis fenomenas, išreikšti masyvūs osteofitai. Kita pusė yra didesnė, kremzlė labiau išlikusi, išonės rentgenogramos yra sunkiau vertinti, tačiau matome kiti kraštiniai osteofitai. Ultragarsu mes irgi juos galime matyti ir įvertinti šitos osteofitus ir kas yra gerai, kad mes galime apžiūrėti aplink visą perimetrą, iš nuo priekinio galo iki užpakalinio galo, vertinant ir palei meniską. Ir ultragarsu osteofitai atrodo štai taip, yra masyvios kaulinės ataugos. Papildomai be abejo mes galim pamatyti ir štai šiuo atveju ekstruzavusį meniską, deformuotas yra kolateralinis raištis. Tai, žodžiu, mes tos informacijos irgi matom daugiau ir matom patį meniską dar papildomai. Dar vienas iš tokių įdomesnių pakitimų, tai yra taip vadinama chondrokalcinozė ir atsitiktinai darant rentgeno nuotraukas jūs galit pamatyti kaip papildomus tokius kalcinatus tarpuose. Čia vienoje ir kitoje pusėje išdidinus vaizdą, štai taip matyti tie kalcinatai ir jie tikrai yra meniskuose pačiuose, dėl to rentgenologiškai jie puikiai matosi, bet matosi tada, kai jau tie kalcinatai yra ženkliai išreikšti meniskuose. Ultragarsu mes iš karto galim pamatyti, kad ir keletą smulkių tokių žydinėlių. Čia šiuo atveju turime vidinį meniską ir atkreipkite dėmesį, jau šičia stebiamos yra kalcinozinės štai masės, hiperechogeniški intarpai, pats meniskas, aišku, ženkliai degeneruotas, protruzavęs, ekstruzavęs, jam nėra normalios anatomijos menisko, tačiau jisai šviečia taip pat intensyviai, kaip ir praktiškai šalia esantys kaulai. Tai yra išreikšta menisko irgi chondrokalcinozė, sukalkėjęs visai meniskas. Kitas pavyzdys. Vėlgi dauginiai kalcinatai. Čia buvo prieš tai vidinis meniskas, čia yra šoninis meniskas. Žodžiu, dažniausiai, aišku, tie chondrokalcinoziniai pakitimai jie pasireiškia abiejose meniskuose. Čia netgi sunku išskirti menisko kontūrą, greičiausiai irgi čia dauginiai plyšimai menisko. Ir čia masė ir čia esanti kalcinozinė masė. Vakuuminis fenomenas gan dažnai sutinkamas irgi artrozės metu, kaip pasakyti, toksai fenomenas, tai yra mes matome juodą ruoželį, juodą intarpą sąnario projekcijoje, tai yra tiesiog oras, degeneracinis oras atsirandantis ir ultragarsu mes irgi šitą orą galim pamatyti, kiek jo yra tos diagnostinės vertės yra čia diskutuotina. Dažniausiai tai yra tiesiog rodo kaip vieną iš požymių, kad sąnarys yra jau ženkliai degeneruotas. O ultragarsu, jeigu stebėsime meniską, vėlgi menisko projekciją, matome menisko irgi įvairius plyšimus. Jį sunku išdiferencijuoti, štai vienas iš didesnių plyšimų meniske. Ir keliaujant dar toli, dar plyšimų. Žodžiu, menisko mes visiškai neturim sveiko, o štai šitoj vietoj mes turim oro intarpėlį, tai yra parameniskinė cista ir oras tiesiog kartu ir su skysčiu ir atkeliavo į nedidelę parameniskinę cistą ir štai šitoj vietoj jisai šviečiasi. Kartais tiesiog ultragarsu tiriant smulkus oro burbuliukai irgi matosi pačiame
pačiame sąnario skystyje. Nereikėtų išsigąsti irgi atliekant jau echoskopinius tyrimus pacientam po įvairių operacijų, šiuo atveju po endoprotezavimo. Irgi dažniausiai vėlgi traumatologų klausimai būna tiesiog padaugėję skysčio, ar yra kažkokio, ar tas skystis skaidrus ar ne. Jau tos normalios anatomijos, aišku, mes neturėsim, sausgyslės yra ir ryšius gan sudėtingai pamatyti. Kaip atrodo tas pats endoprotezas ultragarsu, tai be abejo mes turėsim metalo intensyvumo šešėlį, kontūrą su reverberacijos artefaktais. Čia mes turime girnelę su išeikštais entezofitais, minkštųjų audinių tokie uždegiminiai aplinkiniai pakitimai. Čia mes dar šlaunikaulis ir štai yra endoprotezo kontūras. Akivaizdu, kad čia tikrai jokios skysčio sankaupo nematyti. Čia yra išilginis vaizdas, čia mes turime štai skersinį vaizdą ir aiškiai matosi šlaunikaulinės dalies protezo dalis, čia entezofitai ir kontūrų, endoprotezo kontūrų šešėlis. Tikrai būtų sudėtinga tirti ultragarsu šitą pacientą. Tikrai, kaip pasakyti, tam, kam tektų įžiūrėti, tikrai nepavydžiu. Tokių pacientų irgi, nežinau, irgi gal nereikėtų siųsti echoskopijai, nes čia mes nieko irgi gero nematytume. Ja? Taip, būna įvairūs irgi pooperaciniai pakitimai, visokios metaliniai varžtai ir taip toliau, ir pacientai irgi dažnai skundžiasi skausmais. Dažniausiai vėlgi, ką traumatologai žiūri į kaulinės struktūras, ultragarsu mes galime įvertinti irgi netgi tuos metalinės detalės. Ir kartais būna tokių variantų, kai varžto distalinė dalis išlenda per kaulą gilyn, ir čia mes turime šlaunikolio kontūrą, mes turim šoninę parapatelerinę kišenę ir štai mes matome išlindusį varžto galą, aiškiai matosi šešėlis, ar ne, ir kaip matome jisai būtent šalia ir praktiškai įeina į šoninę parapatelerinę kišenę, šiek tiek yra skysčio. Ir kitas dalykas, aišku, padeda tos vietos tiesiog paspaudimas. Ar ta vieta skausminga ar ne. Dažniausiai jinai nebūna skausminga, bet vis tiek kažkokia tai reakcija, kaip matome, yra to skysčio, čia yra per daug. Kiti pooperaciniai pakeitimai, tokios struktūros pooperacinės irgi čia šiuo atveju pavyzdys yra, turime blauzdikaulį ir čia išlys, čia matosi kaulinė plokštelė, čia vėlgi metalinės konstrukcijos, tipinis ultragarsinės, kaip pasakyti, su tipiniais ultragarsiniais artefaktais. Ir jeigu išilgai žiūrint, štai mūsų metalinė plokštelė, aiškiai matoma. Ultragarsu irgi nereikia, kaip pasakyti, nereikia vengti, galima ultragarsu ištirti tą visą struktūrą. Tiesiog mums bus svarbu, ar nėra aplink besikaupiančio kažkokio tai patologinio skysčio. Mes tą puikiai galim pamatyti. Ar skystis, ar jau audiniai darosi uždegiminiai, tai be abejo bus reakcija į tą metalą. Ir ultragarsas gali tą pasakyti. Anatomijos, aišku, mes jau čia nematysim, bet nors pasakysim, kad, žinot, jau aplink tą plokštelę yra problemos. Ir kaupiasi kažkokios tai ar pūlingos masės ir taip toliau. Dar papildomai, ką mes galim pamatyti, ir irgi tas ultragarsas gali padėti, iš tikrųjų, esant dažniausiam tokiam gerybiniam navikui, tai osteochondromai, čia tiesiog yra pavyzdys šlaunikaulio srityje, didelė besiformuojančia osteochondroma, čia šoninė rentgenograma, kaip jinai atrodo, išdidinus vaizdą. Čia tiesiog smulki nedidelė, jinai yra ultragarsu, mes irgi galim pamatyti ir įvertinti šitą vietą, čia, kaip mato, 74 metų moteris. Ir šiek tiek susistabdysiu vaizdą. Štai šitoj vietoj yra normalus kaulo kontūras. Va čia. O štai visa šita išauga ir yra mūsų osteochondroma. Va. Taip. Jo, atsiprašysiu. Osteochondroma, jo. Kaip sakot?
Vidurį šlaunikaulio. Čia tebūnė sinonimai šiuo atveju paskui. Yra kremzlinį audinį ultragarsu mes galim pamatyti visą laiką, aš ir paskui parodysiu pavyzdį, tiesiog pačioje viršūnėje, tos ataugos viršūnėje visą laiką matosi kremzlinio audinio, tai tas ultragarsu irgi padeda diagnozuoti. Ir šitoj vietoj mes matom aiškiai kaulinį šešėlį, kaulinį kontūrą ir būtent mūsų to kaulinio darinio, štai visas tas mūsų darinys. Aišku, čia yra giliai jisai pasislėpęs prie pat kaulo, minkštuosiuose audiniuose. Čia buvo vėlgi įdomus pacientas, buvo, kaip mato, 20 metų profesionalus futbolininkas, tiesiog jisai čiuopėsi guzu, čiuopė guzą blauzdikolio srityje ir padarius ultragarsinį tyrimą blauzdoje, mato blauzdo kontūras ir aiškus kaulinis štai darinys, kurio čia visiškai neturėtų būti. Jisai iš vidaus jau spaudė raumeninį sluoksnį. Štai šitoje vietoje. Ir čia skersinis vaizdas, čia yra blauzdikaulis, čia yra šeivikaulio šešėlis, yra blauzdos raumeninas ir po biskį aš iš apačios kyla aukštyn. Kyla aukštyn ir štai išlenda mūsų šito darinio kontūras. Jisai buvo už kelių savaičių operuotas, pašalintas visas tas osteochondroma ir jisai jau grįžo į kaip pasakyt, toliau laksto, toliau bėgioja, toliau sportuoja, žodžiu, viskas ten su juo susitvarkė. Tiesiog kartais būna taip, kad ultragarsas, netgi pats pirmas būna įtariant šitą darinį ir tik tais paskui daroma rentgeno nuotrauka, kažkokie tai kiti tyrimai. Kada ultragarsas neturėtų būti indikuotinas, kada, kaip pasakyti, tai nereiškia, kad jau nereikia daryti ultragarso tyrimo, bet jisai neneš tą pačią tokią pirminę informaciją, kaip iki šiol parodytuose pavyzdžiuose. Kai yra be abejo tokie defektai, kurių mes ultragarsu nepamatysim ir neįvertins, kaip šiuo atveju mes turime štai girnelės užpakaliniai paviršių, yra tai vadinamas toksai girnelės dorsalinis defektas, osteochondrozinis toksai defektas, čia mes turime normalią pusę, o štai yra kitoj pusėje, kairėje pusėje yra defektas, čia padidinus aiškiai jisai matosi, be abejo ultragarsu mes tikrai nieko nepamatysime, mus viską aplink užstoja kaulas. Ir čia ašinėse rentgenogramos irgi matyti štai šitoj vietai toks intarpas girnelės užpakalinėme paviršiuje. Magnetinio rezonanso metu irgi jisai va štai yra, kaip pasakyti, užpakalinėme paviršiuje ir magnetiniu rezonansu tai gali tą įvertinti. Esant disekuojančiam osteochondritui irgi vėlgi giliai pasislėpęs tas defektas krumplyje pačiam ir ultragarsą tiesiog daryti tik tais tam, kad įvertint, ar nėra dar kažko tokio aplinkui, bet pačio defekto mes tikrai nematysim, mes jo nepasieksim ir tai ne ultragarsinis tyrimo metodas. Tai šoninės rentgenogramos irgi matyti problemos. Vyresniame amžiuje vėlgi problemos su kremzle ir po kremzle. Čia mes turime 78 metų. Po metų mes aiškiai matome, kaip vystosi pakitimai kaule. Čia tiesiog prieš metus ir po metų vystosi defektas pačiame kaule irgi, tai ne ultragarsas, reikia be abejo daryti kitus tyrimus, magnetinį rezonansą. Kitos problemos, kai yra sudėtingi lūžimai. Be abejo, matoma, čia jau kaulo kontūro, kaip pasakyti, blauzdikolio krašto nulėkimas, čia iš šoninės rentgenogramos galbūt ir pakyla, gal pažeista. Ultragarsu mes, aišku, galim įvertinti aplinkinius audinius ar tiesiog raiščiai savo vietoje, bet kuriuo atveju čia reikėtų mažiausia kompiuterinę tomografiją daryti, kad įvertinti dėl kitų kaulinių struktūrų pažeidimą. Dar sudėtingesni lūžimai, vėlgi turime blauzdikolio pakylos lūžimą, štai šitoje vietoje irgi sudėtingi lūžimai, dar ir šeivikolio galvos skersinis lūžimas ir taip toliau. Kiti lūžimai irgi sudėtingi, turime šlaunikaulio lūžimas, matome aiškias lūžio linijas,
irgi ultragarsas nieko nepadės. Taip pat matome suprapateliarinė skysčio sankaupa. Be abejo, navikų atvejais, kaip yra pažeidimai, kaip pasakyti, dariniai vystosi pačiuose kauluose, ultragarsas jau čia nieko esminio nepridės. Infekcijų atvejais vaikams tiesiog formuojasi, pavyzdžiui, šiuo atveju yra osteomielitas ir be abejo ultragarsinis tyrimas. Taip kartais galima ir padaryti, pridėti tą ultragarsinį tyrimą, tiesiog pasižiūrėti ir ar tos tekę matyti, kaip tos pūlingos masės tiesiog išeina iš kaulo ir eina palei kaulą tarp minkštų audinių ir ultragarsu tikrai tą galima puikiai sekti, dinamiką vertinti, bet pačioj pradžioj be abejo tai reikėtų daryti magnetinį rezonansą. Tai tiek iš mano paskaitos.